noriu Jums pristatyti savo naują pašnekovę. Tai yra Liepa. Labas, Liepa. Labas, sveiki žiūrovai. Tikiuosi, Jums patiks mūsų naujas tandemas. Ir nežinau, ar turi kokių nors pradžiai įžangai kažką pasakyti, ar iš karto važiuojam standartiškai. Važiuojam. Manau, jau pakankamai žiūrovai yra pasiilgę tavo laidų, tai negaištam laiko ir važiuojam. Tai vis tiek klausimai gal kokie. Jeigu ką norėsi paklausti, būtinai klausk. Tai gerai. Be abejo, iš tikrųjų paklausim, jeigu tik tai kils klausimų ir pažiūrėsim, kaip čia bus. Įdomu, labai įdomu iš tikrųjų. Puiku. Tai aš vėlgi grįžtu prie to savo teiginio, kad būtent baltosios moteriškės, kaip ten bebūtų keista, bet vakaruose yra linkusios į tokius dalykus, pateisinti tokius dalykus. Ir to reikėtų ieškoti, reiškia, priežasčių turbūt kažkur tai giliau, netgi sakyčiau, dvasiniuose dalykuose, ne tiek psichologiniuose. Tai kaip tu manai, Liepa, kaip galėtų moteriai, tu žinau, kad ir turi vaikus ir juos be galo myli ir tikrai tavo požiūris nesutampa su tų baltųjų liberalių moterų. Bet kas galėtų, reiškia, tose moterise iššaukti tokią reakciją? Kaip tu manai? Aš kaip tik ką tik norėjau įsiterpti iš tikrųjų, nes aš tokio ir amžiaus esu, kai pas mane yra be galo daug tokių liberalių draugių. Bet kas įdomiausia, tai, kaip pasakyti, su kai kuriuom kyla konfrontacija, su kai kuriuom ne. Vienos gali išklausyti, kitos negali išklausyti. Su tom, kurios gali išklausyti, tai ir bendrauju. Tai jos iš tikrųjų eina ant tos linijos, kad tai patrauklu, lygios teisės, ten kažkas tai tokio ir panašaus, karjera ir taip toliau. O tokį dalyką labai pastebėjau, ką norėjau pasakyti, kad dažniausiai tos moterys būna vienišos ir labai nori susirasti vyrą. Vyrą, šeimą nori sukurti, taip toliau ir panašiai, bent jau pas mane toks, bet sakau, tai kur jūs esate, sakau. Jūs, kaip pasakyti, žiūrėkite, kokiom idėjom vadovaujatės. Sakau, kaip galite jūs susirasti tą vyrą, jeigu jūs supa tokios pačios moteris. Vien moteris ir vienas kitas vyras, kuris linkęs į tą tokį liberalizmą. O dažniausiai tie vyrai būna... Liurbiai. Kaip? Liurbiai. Ten tie, taip, bet turiu minį, tie tikrieji vyrai, jie visiškai į dešinę, Taip. Ne ten reikia ieškoti iš tikrųjų. Ir tai toks mano pastebėjimas iš moteriškosios pusės yra. Man įdomu iš tikrųjų, atsiprašau, taip. Nesakyk, pabaik mintį, taip. Man labai įdomu iš tikrųjų, jeigu moteris žiūrės, tos, kurios turi vaikų, šeimas, man įdomu jų požiūris, kad pakomentuotų. Būtent, ką jos įžvelgia. Šiaip labai įdomu, nes ar tu sutiktum su manim, kad, reiškia, šitas begalinis vyjimasis tų, taip tariamų, moterų teisių, feministinių šitų visų idealų, jisai vienintelį dalyką, ką padarė, tai buvo netikri dalykai, ar sutinki visų pirma, kad tai buvo netikri dalykai, tik tais išgalvoti, ir antras dalykas, ar tai nepadarė didelės meškos paslaugos aplamai žmonijai šitie dalykai, nes kaip tu ir minėtai, reiškia, tai tiesiog paradoksai, tai eina prieš prigimtį, tai eina prieš, reiškia, instinktus žmogaus, kas yra visiškai natūralu nuo Dievo, sakykim taip. Ir ar tu sutinki su tom, kad iš tikrųjų visas šitas judėjimas su garsiais lozungais yra pirmiausiai be galo žalingas tom pačioms moterims? Be abejo, moters prigimtis yra šeima, vaikai, ramybė vidinė ramybė. Aišku, negaliu sakyti, kaip pasakyti, iš savo patirties buvo tokių laikotarpių, tos jaunystės ir taip toliau. Tai laikotarpių būna visokių, taip. Visko būna iš tikrųjų, bet vis tiek kažkaip tai iš šeimos tai irgi ateina. Man asmeniškai visada šeima buvo svarbu. Čia kiekvienai moteriai, manau, normaliai tai yra labai svarbu. Čia turbūt priklauso dar nuo tos programos, kurią tu gavai, sakykime, vaikystėje, jaunystėje. Turbūt irgi labai priklauso. Greičiausiai taip. Greičiausiai taip, bet, kaip pasakyti, tie visi, jeigu istoriniu požiūriu, tie lūžio taškai, karai, taip toliau ir panašiai, jie irgi labai didelę žalą padarė. Pavyzdžiui, galiu iš savo
pusės papasakot. Močiutė, vat negalėjo susirasti vyro, panašaus amžiaus. Jinai turėjo ieškotis vyresnio, nes tiesiog vyrų po karo nebuvo. O čia Tokie tai jo. dalykai irgi labai didelę įtaką daro. Taip. Būtent prasiskverti va tokiom va feministiniam idėjom, pavyzdžiui, yra kažkas tai tokio, Na, karas feminizmas yra marksizmo tęsinys, jeigu kam įdomu. Ir feministinės idėjos yra tiesiogiai kilusios iš marksistinių idėjų, šiaip jau, jeigu kam yra įdomu. Viskas siejasi iš tikrųjų, kai pagalvoju, viskas siejasi, niekas nėra be reikalo. Ir Na, žodžiu, tu su manim sutinki, kad šitie dalykai yra žalingi ir tai reikėtų blaivių protų sverti absoliučiai viską. Absoliučiai ir viską pergalvoti iš tikrųjų. Taip. Viską pergalvoti, absoliučiai, nes čia yra vertybiniai dalykai irgi. Dvasiniai dalykai. Taip, dvasiniai dalykai. Jo. Ir moteris, jeigu nori būti tikra moterim, jinai neturi atstot vyrų. Jinai turi būti pagalbininkė, tarpininkė, eit kartu šalia ir panašiai, bet... Jo, klausyk, mes apie tai gal reikėtų su tavimi iš vis atskirą pokalbį padaryti ir gal netgi kažką pakviesti normalų pašnekovą, nes tai yra labai super svarbios temos, pačios svarbiausios temos.